Šamaniškos Egipto misterijos. 13 skyrius – Oziris – atgimimas. Transmutacija – grožis. Ozirio misterijos yra atsakymo į klausimus, verčiančius mus augti ir vystytis. Ieškojimo pradžia. Jo istorija tinka kiekvienam. Egipte visų tikslas buvo tapti ir pabusti kaip Oziriui. Mes prisimenami ir dar kartą sujungiami su sąmonės ir dieviškumo požemiu, tik per neišvengiamą kelionę tamsiomis, dingusios saulės laiko misterijomis, tamsiomis nežinomybės nakties valandomis. Pirmagimiui Gebo ir Nutės sūnui Oziriui su seserimi žmona Izidė davė valdyti derlingas šiaurės Egipto žemes. Jų valdymo metai buvo taikus, viskas plėtėsi, žmonės daug ko išmoko. Ozirį nužudė jo brolis Setas. Šis veiksmas sukėlė didžiulį visos šalies liūdesį ir gedulą. Tačiau jo mirtis ir suplėšimas į dalis buvo būtini, kad išmoktume atgimti ir atnaujinti gyvenimą. Toto globojamas Zidė su Nefstidės ir Anubio pagalba ieškojo ir išmoko magiją, kokios reikia jos požemio vyrui prikelti į būsimą Horą, kitą mūsų planetos valdovo inkarnaciją. Oziris atneša mums vilties žinią. Jis užtikrina, kad ne per vėlu įsivaizduoti ateities ir naujo pasaulio sėklas. Ne per vėlu. Izidė su Oziriu tikri sutuoktiniai, kaip ir gyvenimas su mirtimi. Izidė siejasi su gyvenimo grožiu ir jo nuostabiu pasireiškimu. Kai dvasia įsikūnija kūne, ji šoka su mirtimi, mylima antrąją pusę Ozirių, požemių viešpačių. Jų šokis transmutuoja materiją ir energiją į naujas grožio formas. Ozirio kūnas yra panašiai kaip sėkla žemėje arba vikšras kokone. Jis turi mirties energiją, kuri transmutuoja ir atnaujina gyvenimą. Izidė pažadina Ozirį iš požemio miego. Jis pakyla sutikti mylimosios, išliedama savo energiją per žemę, kad ši sukurtų naują gyvybę. Jo žinia tai vilties pažadas ne tik dievams, bet ir virš jo gyvenantiems žmonėms. Didžioji atskleidžiama paslaptis čia yra ta, kad žemėje gyvenantis ir sunkiausias visatos pamokas besimokantis žmonės yra šventi kaip aukščiausi bet kurios dimensijos dievai. Mūsų misija šventa. Bedieviškas yra dogmatiškų mokymų nesupratimas, pagal kurios žmonės tai niekingi kirminėliai, atskirti nuo juos sukūrusių dievų. Tai nereiškia, jog kai kurių žmonių veiksmai ir elgesys nėra niekingi. Jie niekingi, tačiau kartais iš savo siauro ir aptemusio požiūrio taško mes nematome visos istorijos. Visų dalykų tobulumą pamatome tik grįžę į dvasios karalystę ir nutolę nuo žemiškosios inkarnacijos. Tada matome didelį piešinį vieną visą žinančią dievų akimi. Mituose, legendose ir istorijose apie dievus jų elgesys kartais irgi atrodo bjaurus. Pavyzdžiui, girdime apie Jahvės pyktį, naikinamasias graikų ir indų dievų savybės, tamsius Egipto dievybės Sechmetos ir Seto aspektus. Tačiau panirę giliau į šias misterijas, o nepasitikėdami populiarios kultūros aiškinimais ar fundamentalistiniu požiūriu, sužinome, kad dievai giliai priima savo tamsiasias ir šviesiasias savybės. Jie suvokia veiksmų pasekmes. Pagrindinis skirtumas, nežiūrint mitų, netikslumų atsiradusių per ilgą laiką dėl klaidingų supratimų, yra tas, kad dievai prisiima atsakomybę už savo veiksmus.
mat jie geriau suvokia savo sprendimo būtinybę, nesvarbu šviesus ar tamsus jie būtų. Dievai tai visatos alchemikai. Be jų geresnio supratimo apie teisingą šviesių ir tamsių elementų mišinį nebūtų nei žmonių, nei visų kitų žemės būtybių. Tai galioja ne tik žemės gyventojams, bet ir visom gyvybės formoms materijoje. Kai suvokiate, jog Oziris turi mirti, kad pagimdytų šviesą ir naujo pasaulio viltį, naująjį chorą, tada galite suvokti ir tai, jog Oziris stumia iš požemių visas naujas sąmonės sėklas, pavasario pradžią ir nepaliaujamos augimo ciklus, per kuriuos pereiname savo sielos naktyje. Oziris šnibždomis šneka savo atžaloms apie mirties ir atgimimo grožį. Balandis yra pirmoji iniciacijos stadija, kai mokotės gyvenimo pamokų. Per antrą ratą dabar priimate sąmoningą sprendimą mirti ir prisikelti, pasirengę klausyti jumise pabudusios naujos dvasios, vidinio dieviškumo, autoriteto, vidinio šamano. Jūs įkūnijate Anubio energijas. Baigsite šias apeigas jo pavidalu. Jūs žinote, turi savyje būsimojo pasaulio sėklų. Per mirtį ir norą palikti seną formą pagimdysite būsimasias kartas. Nors į vandenį atveda Anubis, pasikeitimo prikeliančio jumise šamaną, katalizatorius yra Oziris. Tada jau kūrėte grožį, nes tampate bendrakūrėjai su dvasia. Tik per savo baigtį mirtį ir nusivylimą gaunate šansą pabusti arba miegoti toliau. Kai šnekate apie buvimą sąmoningam 7 ateinančias kartas, jūs kviečiate Ozirio galią. Mirtis paprasčiausiai yra tai, kai pūvama ir tampama beformių, o visos formos įsivysto iš beformystės. Suirdama materija grįžta į beformybę laike. Kuo neformiškesnė tampa, tuo daugiausiai iš jos gimsta. Iš mirties, iš kito pasaulio. Vakuumas, kitas pasaulis, prisipildo tuštumos. Iš tos tuštumos gimsta forma. Iš praplėstos tuštumos įsiveržia suspausta fizinė forma. Formos molekulės tvirtai supintos viena su kita, jos gimė iš to, kas įsiplėtė, supuvo, suiro. Nereikia manyti, kad kas nors miręs dingsta. Kai kam tokia bauginanti mirtis paprasčiausiai yra išėjimas vietoj atėjimo. Tai laikinas panirimas į dievišką, palaimingą energetinę būseną. Nenuobodžią, nuostabią, amžinų arfų muziką. Žmonių ieškojimas, ieškomas dangus ar nirvana nėra šventa vieta. Greičiau tai šventas intelektas, kuriame būname su forma arba be jos. Tai yra Ozirio misterija. Kelionė su Oziriu. Paruoškite šventą vietą, uždekite širdies ugnį, meilę ir kvėpuokite širdies kvapu. Jauskite širdyje susitinkančias dangaus ir žemės galias. Jos švitime kvieskite vidinį Egiptą. Pastebėsite sėdį prie upės, nuleidę kojas į vandenį, kur matote gelmėse dingstantį Ozirį. Dabar įsivaizduokite esą Anubis, kabantis ant Tamarikso virš Nilo vandenų. Išgirskite šios žodžius, ateinančius iki jūsų iš kito laiko. Iš tikrųjų, nors einu per mirties šešėlių slėnį, nebijau blogio. Mat tu esi su manim,
tavo rykštė ir lazda mane paguodžia. 23 psalmė. Būdamas Anubis, panyrate į požemį, pasitikti Ozirio ir savo mirties. Atsiduokite visiškai, leiskite savo panirti į gilius vandenis. Leiskite numirti visiems seniems dalykams. Visiems seniems dalykams. Absoliučioje patyrimo ramybėje galiausiai persiorientuosite ir pastebėsite, kad po vandeniu yra ola. Įėjimas į ją vartai, pro kuriuos praeinate, kad duato kapas gimda gelmėse susitiktumėte Ozirį. Patekę į olą po vandeniu, išvystate jį, žiūrinti jūs savo ryškiai mėlynomis, gailestingomis akimis. Jis trumpam jūs apkabina, pasileidžiate jo vandeningas rankas, jaučiatės magiškai pakeliami į paviršių ir švelniai pasodinami savo vietą ant mielos žemės šalia vandens. Atsigulkite prie upės ir užsimerkę prisispauskite ausį prie žemės. Keliauju namo, ant upės krantų paguldysiu savo kaulus, klausysiu mielos upės dainos, kuri liuliuos mano sielą. Iš sugriuvusių rūmų Bregdopelės Robert Kunteris Grateful Dead ištrauka. Klausydami Ozirių galit pajusti stiprų ilgesį. Klausykite jo žinia kruta po žemę. Leiskite jai pasiekti jūs, nes ji išjudins ir jūsų širdį. Jauskite ūgliukus, leidžiančius plonas šakneles. Šaknys plečiasi jūsų širdyse kūne, kojomis ir pėdomis, jos plečiasi rankomis ir delnais, jos išlenda pro pirštų galiukus, kojų pirštus ir siekia žemės, kad galėtų toliau maitintis turtingą požemio energiją. Tuo pačiu metu jauskite iš širdies išlendančius mažus ūgliukus, lyg jie būtų gėlių puokštė, pasodinta jūsų būtybė žemėje, lyg lotosas, augantis iš purvo ir vandens, ar kylantis rožių krūmas. Galite matyti širdies per visą kūną augančias ir didėjančias laukinės kalnų gėles. Jos veržiasi prie žemės. Čia yra vandens lelijos, virš vandens žydintys lotosai, visi pelkių ir balų augalai, miškai, iškyla kalnuose ir gėlės pripildo slėnius. Žydi vaismedžiai, atsiranda drugeliai, kolibriai, bitės, visi paukščiai. Atsiliepęs nenumaldamam gyvenimo troškimui, atsiranda gyvybės gausybės ragas su miriadais savo formų. Niekas negali jo sulaikyti. Toliau apmastykite tuos atsinaujinimo ir pabudimo vaizdinius. Kai būsite pasirengę ir jausite baigę, lėtai atsimerkite ir išvyskite jūsų pati grožį. Įsižeminkite ir susikaupkite. Padėkokite Oziriui ir Anubiui už šios mokymus. Su giliu vidiniu žinojimu toliau apmastykite mirties, virtimo gyvenimu ir atgimimo misterijas. Skirkite šiek tiek laiko prašymui prieš grįždami prie kasdienių darbų. Per šios ritualus bandome tapti suaugusiais dievais, kad galėtume suvokti sąmoningos mirties misteriją. Būsima vizualizacija suteikia papildomą galimybę patirti mirtį. Prieš pradėdami kitą kelionę skirkite šiek tiek laiko integruoti pirmąjį panirimą. Jie apsireiškė man, nykiai sapne, kuris prasiveržė rytą, kai ruošiausi aplankyti vakarinės pakrantės kapus Egipte.
Ją galima skaityti kaip poeziją ar dar geriau vizualizuoti. Te gyvuoja Oziris. Paruoškite šventą vietą, uždekite širdies ugnį meilę, kvėpuokite širdies kvapų, jausdami širdyje susitinkančias dangaus ir žemės galias. Jos švytėjime kvieskite vidinį Egiptą ir atsitokėkite sėdi kur nors prie Nilo, netoli tos vietos, kur anksčiau sutikote Anubį. Šįryt sapnavau mirtį ir ji buvo galutinė. Jokios banalybės negalėjo sušvelninti gilos, nei atsukti atgalios laiko bangos. Mano gerklėje įstrigo meduoto juoko pyragas. Sustabdyti ratą, aš noriu išlipti. Sustabdykite ratą, aš noriu išlipti, bet aš negaliu, nėra kur eiti, o didis gailestingas liūdesy nuplaukš šį skausmą, nes nebeišvysiu nei dienos iš šio trapaus kevalo. Anubis stovi tarp durų, skvarbios geltonos akys spindi, iš aksomenės juodos tamsos laiko tave, žino tave, kviečia tave. Jo bruožai nematomi, bet elgesys aiškus, jis stovi pasiruošęs išgirsti silpniausius vakarų vėjo šnabždesius. Pasituokite. Pasirinkimo nėra. Jūs pakliuvote į likimo gniaužtus. Išmeskite paskutinius pasipriešinimų likučius. Jūsų kūnas įdedamas į akmeninį karstą. Jo sienelės yra akys sienelėse, per kurias gali matyti jūsų siela. Jūs girdite, kaip akmuo trinasi į akmenį, kai uždedamas sunkus dangtis. Jūs laukite amžinybės name. Kai išaugusi oda, kai gyvatė išauga odą, numetate į tamsą savo gyvenimą, sluoksnis po sluoksnių, scena po scenos, lyg išsipintų jūsų gyvenimo gobelenas. Kiekvienas išpintas mazgas palengvina jūsų širdį, besilsinčią ant svarstyklių pusiausvyros, siekiančios matų. Kai nuo paskutinės fantazijos nuplėšiamas apsimetimas ir paskutinis siūliukas plonas kaip dūmas, štai ir jo nebėra. Jūs įžengiate į tiesą. Dievų apsuptyje pabundate dievų, kokių iš tikrųjų esate. Te gyvuoja Oziris, pabudęs šviesoj. Nikės Kalė, Egiptas, 1998 metai rašė. Nikė. Pabudę Ozirio jūs pasirodote vieną, kad sutiktumėte kitą archetipą Hatorą. Tryliktos skyriaus pabaiga, iki susitikimo 14.